Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina ir šiandieną kviečiu kartu su manim nusimegzti štai tokias kalėdinės kojines. Kojinės, kaip jau matėt, vadinasi eglutės ir saldainiai. Saldainiai dėl to, kad mane labai šiemet įkvepia, nežinau, inspiruoja, tos saldainių lazdelės, šiek tiek lenktos, kur būna raudonai baltais dryželiais. Tai turiu nusimezgusi jau pirmąją kojinę, ji atrodo štai taip. Kojinės yra su žakardu, su bumerangų kulnu, bet bumerangas yra nepaprastas, bet šiek tiek su kelties šitu tokiu trikampėliu, jeigu pažiūrėtumėte iš arčiau. Kas yra labai geras sprendimas, jeigu, pavyzdžiui, žmogus, kuriam megzite kojines, turi aukštesnę keltį. Išvengsite tempimo štai šitoje vietoje. Tai manau, kad kojinės yra tikrai labai pavykusios ir labai kalėdiškos. Tai dabar pašnekam, iš kokių siūlų jos yra megztos. Megztos yra iš štai 3 spalvų Drops Nord. Čia yra likučiai nuo mano pirmos kojinės. Visų kamuolėlių turėjau nusipirkusi po vieną, bet dabar jau matau, tiksliau netgi pasisvėriau, matau, kad baltos spalvos, tarkim, jeigu nuspręstumėt megzti kulną, pirštų dalį, ne baltos spalvos, galbūt išsiteksite su vienu kamuoliuku. Ir jeigu megzite dydį, maždaug taip apie 37. Tačiau jeigu megzite lygiai tokias pačias, kaip kad mano, kur vyrauja daugiausiai balta spalva, tada jums gali prireikti 2 kamuolėlių baltos spalvos. Iš antro kamuolėlio, manau, panaudos tikrai nedaug, bet vieno galite pritrūkti. Nes konkrečiai taip, eglutėm susivalgė kažkur iki 5 gramų vienai kojiniai, raudonos spalvos maždaug su juostelėm apie 10 gramų, dydis mano yra 37, baltos spalvos dabar likutį turiu 22 gramus, tai vadinasi daugiau negu pusė, su apie 28-30 gramų vienai kojiniai 37 dydžio. Jeigu megzti didesnio dydžio, aišku, siūlo susimegs daugiau. Tai dabar taip, greitai pasakau spalvų kodukus, žinokit, turiu etiketės, net turiu užsirašiusi kuri. Tai balta pas Nordą, ko gero, yra vienintelė, tai yra pirma spalva. Dabar sekanti žalia, miško žalia, šitai yra 19 spalva. Ir raudonos spalvos numeriukas yra 14. Tai štai, tokia būtų mūsų pradžia. Dabar dėl virbalų numerio. Virbalų numerį rinkitės tokį, kokiu įprastai mezgat Drops Nord. Drops Nordo metražas yra 50 gramų 170 metrų, vadinasi, tai yra šiek tiek storesnis siūlas, negu kad mes įprastai mezgame kojines. Bet dėl ko rekomenduoju Drops Nordą? Dėl to, kad žakardui jis yra puikiai tinkamas ir jeigu tai bus jūsų pirmosios žakardinės kojinės, šitas siūlas, manau, jūsų tikrai nepaves. Su plonesniu šiek tiek gali būti problemų. Jeigu esat patyrusi ir įgudusi, viskas tvarkoj. Megzkite iš tokių siūlų, kokie jums patinka, kokius turite. Tai aš megsiu taip. Visą kojinę megsiu 3 numeriu. Žakardui rinksiuosi savo atveju. Konkrečiai turiu pabrėžti, kad savo atveju 275 numerio virbalus. Bet aš esu išimtis iš taisyklės, mezgant žakardą, pasileidžia mano rankos. Aš jį mezgu laisviau negu kad įprastai. Jeigu jūs jau esate mezgusi žakardą, šiaip rekomenduoja imti pusę, sakykime, numerio didesnius virbalus. Bet sakau, jeigu tai bus pirmas jūsų žakardas, tikrai siūlau nebijoti ir pamėginti įvairaus dydžio virbalus. Kad įsitikintumėte, kuris yra tas tikrasis ir tinka megzti žakardui. Tai ko mums dar reikės? Gali reikėti, jeigu tai pirmas jūsų žakardas, markeriukų, jeigu norėtumėt kartais atsiskirti rašto raportus, tada aišku, adatos nosiukui užbaigti ir schemos. Dabar taip, kas liečia mūsų schemą? Pasidedam, štai čia, kad pas mus matytųsi viskas taip. Schemas turiu supiešusi
du variantus. Vienas variantas yra 32 akys, tai yra pusė kojinės, tai vadinasi 64 akim, jeigu apsimesite. Kitas variantas yra pusė kojinės 34 akys, vadinasi visa kojinė 68 akys. Vėlgi dabar priklauso nuo dydžio, kokį megsit. Jeigu megsit, pavyzdžiui, kokį nors iki 37 dydžio, mezgant virbalais, na, sakykime, trečio numerio lygiai taip pat kaip kad aš mezgu nordą, galite rinktis 64 akis. Ypač jeigu tai jūsų pirmas žakardas. Ir vat dydis. Jeigu megsite 37 ir aukščiau, siūlau rinktis 68 akis. Nes turim žakardą. Žakardas pas mus eina pradžioje. Turim numegzti taip, kad jūs galėtumėte apsiauti kojinę. Tai todėl ir siūlau rinktis didesnį skaičių akių. Žakardas sumegztas yra taip, kad, žodžiu, mūsų kojinė įlystų koją. Kad jisai, matot, jisai turi šiek tiek laisvumo, jisai tempiasi. Aišku, jis nesitempia tiek, kiek pas mus tempiasi šita dalis. Bet vis tiek, matot, jisai turi tamprumą. Dabar pažiūrim į išvirkščią pusę, kaip visa tai atrodo. Štai, kaip visa tai pas mus atrodo. Taip atrodo pas mus žakardo dalis. Kaip matot, nėra tokių kažkokių pertemptų siūlų, yra šiek tiek laisvesnių siūlų, bet tai nėra tragiška. Net jeigu jums atrodys, kad išvirkščioj pusėje pas jūs siūlas paliktas per laisvas, jisai ne per laisvas. Nes jūs apsiausit kojinę, jūsų koja galimai gali būti storesnė negu yra kojinė ramybės būsenų, jinai tempsis. Ir besitempiant visi tie siūlai pas jūs ant kojos išsitems, išsilygins ir niekas niekur nesimakaluos. Štai kaip atrodo siūlų mūsų keitimas. Kaip matot, siūlą nešamės kartu per visą kojinę. Tikrai netragiškai ir net turiu pasakyti, ganėtinai dailiai atrodo štai visas šitas siūlas. Aišku, mūsų kulnas yra susigarankšliavęs. Tai taip atrodo mūsų kojinė iš išvirkščios pusės. Dabar dar prieš mezgant turiu pasakyti, nenoriu jūsų išgąsdinti, nenoriu nieko, viską sumegsim kartu, viskas bus gerai, tikrai viskas pavyks, bet pas mus yra du kritiniai momentai. Kojinė pas mane dabar štai yra taip, bet jinai mezgėsi realiai štai taip. Štai taip. Mezgėsi, ne? Aš mezgu virbalais su valu, jūs galite megzti 5 virbalais su valu, 3 virbalais, žodžiu, kaip jums patinka. Mūsų kritiniai du momentai yra pradžia ir šičia. Kur pas mus keičiasi, sakykime, virbalai. Mano atveju tai yra 2 vietos, jeigu megsite 5 virbalais, pas jūs bus 1, 2, 3, 4 tos vietos. Tai čia dar paminėsiu mezgant atskirai, kad čia reikės ypatingo atidumo, kad mes nepertemptumėm, nes rizikuojam gauti pertemptus siūlus ir tokius netgi sukietėjimus šitose vietose. Viską parodysiu, viską papasakosiu. Dabar tai, jeigu jau jūs esate įgudusi mezgėja, aš tiesiog įdedu print screeną schemos į ekraną, pasidarot print screeną ir mezgatės drąsiai pačios. Jeigu reikia mano pagalbos, toliau viską megsim kartu. Bent jau esminius svarbiausius žakardo momentus, viską aš jums parodom. Vėlgi, jeigu esate įgudus mezgėja, kaip galite matyti, čia yra taškeliai, tokie, ne pavieniai. Galite jų nemegsti, bet jeigu jų nemegsit, bus be galo ilgi siūlo pertempimai. Aišku, yra eilių, kur jų bus. Ir aš parodysiu, kaip visą tai išmegsti, kaip siūlą fiksuoti, kad nesimatytų gerojoje pusėje, kad neiškeltų tos mums gerosios akies ir taip toliau ir panašiai. Tai tikrai gražiai atrodys kojinės ir megztos be šitų papildomų taškelių, bet tai pareikalaus kantrybės ir atidumo. Mes megsim, kaip minėjau, 68 akių variantą.
Tai vat šitą schemą aš pas save tik tai ir pasilieku. Tai ką, čiumpam siūlus, čiumpam virbalus ir pradėsime megzti. Tai ką, imam baltą siūlą ir apsimetam 68 akis. Aš savo atveju primenu, kad apsimetu ant 3 numerio virbalų. Štai 68 akys pas mane jau apmestos. Aš savo kojines mezgu su metro ilgio virbalais, bendras ilgis su virbalu. Šiaip galima megzti ir su 80, tiesiog mano valai dabar visi užimti. Ir dabar toliau ką mes darom? Megsim, kaip aš sakiau, Magic Loop metodu. Aš visas savo akis susistumiu ant valo, atsiskaičiuoju 34 akis, tai yra lygiai pusė akių. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34. Vat, laikau pirštą ir laisvu virbalu kišu tarp akių ir vat padarau kilpelę. Štai tokią. Ir išsitraukiu savo valą. Išsitraukiu ilgas tas mano valas. Štai. Dabar esminis momentas yra tas, reikia labai pas mus žiūrėti, kad mūsų akys nebūtų persisukę prieš pradedant megzti jau ratu, nes kitaip nesigaus tiesiog kojinė ir viskas. Tai vat, pasižiūrim, kad vat, išvirkščios akys žiūri į vidinę pusę, va čia pas man matot persisukę jau, aš tiesiog vat, persuku viską, va. Į mane žiūri geros akys, iš šitos vat, vidinės, sakykim, pusės pas mane visos jos yra vat, štai išvirkščios. Štai. Ir tiesiog dabar susistumiam šitą savo akis ant virbalo, susirandam darbinį siūlą, negaliuką, ištraukiam darbinį savo virbalą ir pas mus atgaunas štai toksai vaizdas, 2 kilpelės. Ir tiesiog pradedame megzti. Dabar taip, siūlau pirmas 2 eilės išsimegzti tiesiog geromis akimis. Tai mums garantuos dar truputėlį, sakykim, tamprumo ir laisvumo mezgant. Galite, jeigu neturite daug patirties kojinių mezgime, užsidėti markerį eilės pradžioje, man leidžia orientuotis va štai šitas ilgas siūlas. Kas kart prisimezgus prie pradžios, radusi ilgą siūlą, aš žinosiu, kad tai yra mano naujos eilės pradžia. Štai išsimezgiu pirmą virbalą ir jeigu pirmą kartą mezgat kojinę su valu, kaip darom? Išsimezgiam. Štai pradžiai aš išsitraukiu savo vat, ilgąjį valo, kad atsiremtų mano akys į virbalą, mezginį apsuku ir ką aš darau? Apsuku, ištraukiu savo vėl darbinį virbalą, pasidarau kilpelę, kad galėčiau laisvai judėti, akis likusias, vat, 34 neišmegztas, susistumiu ant virbalo ir lygiai taip pat toliau mezgu antrą virbalą geromis akimis iki eilės pabaigos. Štai, išsimezgiam savo pirmąją eilę dėl šito vat, tarpo tarp mūsų vat, skiriančio pradžią ir pabaigą, visiškai nesijaudinam ir nesukam galvos, visą tai susimegs savo darbinį siūlą ir lygiai taip pat gerom akim išsimezgam antrą eilę. Mezgam savarankiškai. 2 eilutės pas mane gerom akim jau yra išmegztos, toliau mezgam 2 geros, 2 išvirkščios, štai. 1, 2 geros, 2 išvirkščios ir vėl 2 geros, 2 išvirkščios. Savo atveju aš mezgu 12 eilučių. Tiesiog ratu 2 geros, 2 išvirkščios. Manau, tiek įveiksim kiekvieną savarankiškai. Mano 12 eilučių, 2 geros, 2 išvirkščios išmegztos. Toliau
mezgam 4 eilutes tiesiog gerom akim baltų siūlų. Pradėsime lukštenti žakardą. Dabar visų pirma, kaip ir minėjau, apsispręskite, kokiu virbalu megsite savo žakardą. Aš esu išimtis iš taisyklės, pasikartoju, man yra reikalingas mažesnio numerio virbalas. Tai aš mezgu su 275. Jums siūlyčiau, jeigu tai jūsų yra pradžia, pasirinkti šiek tiek didesnio numerio virbalą. Tai ką, virbalas mūsų pasikeistas, dabar žiūrime, kaip mes dirbsim su šita schema. Tarp kitko, jeigu kažkam reikia, parašykit man savo elektroninio pašto adresą Instagramą, aš jums atsiųsiu variantą spausdinimui. Taip, čia yra schema 34 akių. Dabar ką mes darom su ja? Apsiverčiame ją aukštyn kojom. Galima tai va šiek tiek pasislėpti. Ir, matoma, ne? Pirma. Mezgame ratu visada iš dešinės į kairę. Šitas, sakykime, rašto raportas yra lygiai pusiai akių, 34 akim. Pas mus yra 68, arba jeigu jūs mezgat 64. Tai lygiai pusiai akių, kas pas mane yra vienas virbalas, ant vieno virbalo akys. Kad būtų lengviau susekti, kaip megzti, kurioje eilėje esam, aš dažniausiai tiesiog pasiimu baltą popieriaus lapą. Patraukiam tas kojines šiek tiek į šalį. Ir padarau taip pat. Pasilieku, kad aš matyčiau tik tai šitą eilę, kurią aš megsiu. Man ženkliai lengviau yra orientuotis. Štai. Dabar, kad pas mus viskas matytųsi taip pat gerai. Pasilieku tik tai pirmą eilę. Ir pradėsim. Imam žalią siūlą. Pasidedam kažkur netoliese, nes jau mums jo greitai, kaip matot, reikės. Ir mezgam. Žiūrėkit jūs į savo schemą, nes 62, šitos 64 ir 68 akys skiriasi. Šitas taškelių išdėstymas. Ir dabar pas mus taip. Pirma mūsų eilė yra taip. 3 baltos, 1 žalia, 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 4 baltos, 1 žalia, 4 baltos, 1 žalia, 4 baltos, 1 žalia. Tai žodžiu, kaip matote, taip ir mezgate. Pradžioj išsimezgam taip. 3 baltos akys. Imam ir mezgam 1, 2, 3 baltos akys. Dabar sekanti mano akis yra žalia. Tai aš imu žalią siūlą. Dažniausiai išmėgstu taip, kai prasikišu, kad turėčiau galiuką čia, jeigu man timtelt reiktų. Ir išsimezgu tą vieną akį žaliu siūlu. Štai. Taip visiškai paprastai išsimezgiau. Dabar taip. Aš mezgu dabar šias kojines, šiaip mažos apimtyse, aš stengiuosi megzti šiuo būdu, dabar, kur aš jums parodysiu žakardą. Vienintelis minusas jo yra tas, kad siūlai susipainiojo tarpusavyje. Bet, manau, rezultatas yra to vertas. Tai kaip aš darau toliau, nes toliau aš vėl turiu megzti 3 baltas akis. Aš metu tą siūlą lauk, tiesiog. Ir tada susirandu savo baltą siūlą, atrodo, ar ne? Tiesiog pasiimu savo baltą siūlą ir mezgu 1, 2, 3 baltas akis, kaip reikalauja mano schema. Išmezgiau, lygiai taip pat numetu šitą baltą siūlą, susirandu žalią siūlą, nes mano sekanti akis yra žalia. Susirandu. Aš jų išvirkščioj pusiai niekaip nekaitalioju, niekaip nekryžiuoju, nieko nedarau, tiesiog susirandu. Ir dabar jau, matot, mes turim išvirkščioj pusiai 1, 2, 3 akys. Sekanti mūsų yra žalia akis. Mes dabar turim palikti tarpą siūlo
lygų arba šiek tiek didesnį tom 3 akim. Tai kaip aš darau? Aš visą laiką va taip, pirštų pagalba praskiriu akis ir išmezgu sekančią akį. Ir pasižiūriu, ar tas mano siūlas nėra kažkaip labai įtemptas. Jeigu aš matyčiau, kad mano siūlas yra įtemptas, absoliučiai drąsiai pasiemat ar kitą virbalą, ar dar kažką ir pasireguliuoja tą siūlą. Kiek jums atrodo, kad jo reikia. Viskas, išmezgėm. Sekantį mūsų, vėl numetu tą žalią siūlą, sekantį siūlą vėl imu, baltą. Ir vėl pas mane reikalingos yra 1, 2, 3 baltos akys. Ir vėl sekantis mano žalios spalvos 1 akis. Lygiai taip pat išvirkščioj pusėje pasižiūriu. Jeigu aš galvoju, kad man per daug įtempta, pasireguliuoju. Nebūtina to daryti, tikrai, bet jeigu jūs pirmą kartą mezgat, pasitikrinkit. Bus tik tai ir jum ramiau ir galėsit būti garantuotos, kad ta jūsų kojinė tikrai nebus kažkokia per daug sutempta. Nu ir viskas, va taip pat ir mezgam savo pirmą eilę. Sekančios 3 yra baltos. 1 žalia. Va, ir vėl. Dabar reikia susiskaičiuoti, kiek jau mes šitų išmezgėm žalių, nes pas mus yra vieta, va, kur yra 4. Taip, 1, 2, 3, 4, 5 turi būti išmegztos žalios akys. 1, 2, 3, 4. Tai vienas dar reikia man išmegzti. 1, 2, 3. Dar kartą 3 akis. Išsimezgam 1 žalią. Vėl imam ir čia jau mes megsim 4 baltas. 1, 2, 3, 4. Ir dabar jau mūsų tarpas, matot, yra didesnis. 4 akys. Nebijokit, praskirkit va tas akis plačiai, kad tikrai būtume tikros, kad mum užteks siūlo pertempimo. Nes jeigu bus per mažas siūlas, nu neįkišim kojos tiesiog, va, toks mažas nemalonumas. Vat, 1 žalia. Vėl 4 baltos. Pratempiam. Imam žalią siūlą. 1 žalia. Va, matot, pas mus viskas gražiai. Čia, vat, jeigu, va taip, žiūrėkit, sustumtumėm akis, atrodytų, kad čia per daug siūlo. Bet mūsų kojinė, ant mūsų kojos taip nebus. Mūsų kojinė, sakykime, mes mezgam, sąlyginai trikotažą, kuris tempiasi. Ir į tam pratempimui reikalingas siūlo ilgis. Gerai, išmezgėm, dabar lieko mum taip vėl. Išsimezgam. Dabar jau 3 paskutinės akis pagal schemą, baltas. Ir 1 žalią paskutinę akį ant šio virbalo. Šiaip apie šitas visas paskutinės akis pakalbėsim sekančioj eilėj, nes bus svarbus momentas. Nes, kaip sakiau, mūsų kritiniai taškai yra vat pradžia ir šičia ir pabaiga virbalo. Tai va, apsukam ir ką? Ir vėl nuo pirmos akies išsimezgam antro virbalo 34 akis, prašau, savarankiškai pagal schemą. Na va, pirma eilė mūsų jau yra išmegzta, kaip ir minėjau, karts nuo karto atsisukit susipainiojusius tarpusavyje siūlus. Nes vėliau bus labai nepatogu megzti. Vat tiesiog imam ir atsipainiojam. Va, atsukam, atsukam, atsukam. Tai čia yra vienintelis nepatogumas šio žakardo mezgimo. Va, viskas atsipainiojam, ne? Pradedam megzti antrą dalį. Galim va pieštuku pasižymėti, kad mūsų pirma eilė yra išmegzta. Dabar pasižiūrėkite į antrą. Matot, per 34 akis mes turim tik tais 2 žalias akis. Šiaip mano rekomendacija būtų nedarykit mažose apimtyse daugiau negu 5 akių pertempimo. Nes paskui labai sunku išlaviruoti jau tą reikiamą siūlo ilgį.
Tai dabar šitoj eilėje mes mokysimės fiksuoti savo žalią siūlą. Nešimės jį kartu per mezginį, kai mums bus dideli baltų akių plotai. Nu ir ką, ir pradedam. Ir dar vienas mažmožis, svarbu išlaikyti siūlų tvarką mezginyje. Kad, pavyzdžiui, paskutinė mano akis buvo žalia, tai vadinasi, mano siūlas neturi būti, šičia, mano abudu siūlai, kai aš jais mezgu, sakykime, eina taip iš viršaus. Pamezgiau su žaliu, imu baltą, baltas ant viršaus žalio. Pamezgiau su baltu, žalias ant viršaus balto. Tai paskutinė mano akis, tai vadinasi, aš tą savo siūlą ant žalio, ant balto siūlo ir dabar pasiruošiu megzti savo pradžią. Siūlau dabar padaryti dalyką tokį, kad, žiūrėkit, mes turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 baltos akys. Tai tuos pirmoji eilėj taškelius aš ne veltui sudėjau. Aš juos sudėjau tam, kad mes ties šitom akim ir galėtume fiksuoti savo žalią siūlą, kai mes nemegsim jo šituose baltų akių tarpuose. Tai žiūrėkit, kaip mes darom dabar. Išmezgam savo, iki šitos žalios akies, išsimezgam žalią akį, jinai pas mus nefiksuota, todėl jinai laisva. Neišsigaskit, patempsim siūlą ir viskas grįžta į vietas. Ir dabar ką aš siūlau daryti? Kadangi pas mus čia, kaip minėjau, stresinė vieta yra pradžia. Tiek pabaiga, tiek pradžia. Tai dabar žiūrėkit, imam savo žalią siūlą. Matot, žalias siūlas. Ir mes jį tiesiog išvirkščiai pusėje, kad geriau matytųsi, paimam ir uždedam tiesiog ant balto siūlo. Kad jūs matytumėt, kaip tai atrodo iš išvirkščios pusės. Uždedam. Imam savo baltą siūlą, išmezgam vieną akį baltą. Vieną tik tai, ne? Ir pasižiūrim dabar. Siūlau šį manevrą padaryti kiekvieną kartą, kai bus pradžia arba pabaiga ir kai reikės fiksuoti kažkokios kontrastinės spalvos siūlą. Nebijokit išvirkščioj pusėje štai taip pasižiūrėti. Ir jeigu yra reikalas, galit šiek tiek pirštais patempti tą baltą siūlą, kad jum nepertemptų ir čia nesudarytų tokio, nemoku pasakyti, tokio kietumo, kai būna pertempti siūlai šitose stresinėse, sakykime, vietose, kai mes mezgam. Kad būtų garantija, kad tikrai užtenkamas yra tas siūlo ilgis. Tai patempėm ir toliau mezgam iki sekančios žalios akies. Ir pas mus taip yra 2, 4, 6, 7 baltos akys, išsimezgiam, vadinasi, mes dabar turim megzti žalių siūlų vieną savo akį. Čia bus mūsų eglutė. Štai, padedu savo baltą siūlą, pasiemu žalią, prasiskiriu taip akis ir išsimezgu vieną žalią akį. Ir išvirkščiai pusėje pasižiūriu, užtenka čia man to ar neužtenka pertempimo. Pasireguliuojam. Ir toliau mezgam vėl su baltu siūlu. Dabar žiūrėkit, koks yra etapas baltų akių. Ar matot? Tai žodžiu, mes 3 vietose dabar fiksuosim savo žalią siūlą. Tai išsimezgam vėl iki žalios savo akies baltų siūlų. Išsimezgam žalią savo akį. Važiuoja nuo valo mano schema. Ir kaip sakiau, baltą siūlą paliekam, taip, galim net į priekį, čia kur nors pasidėti jį. Imam žalią siūlą, dabar, kad jūs matytumėt viską gerai. Mūsų baltas ir mūsų žalias, abudu siūlai. Žalią, užmetu ant balto, kad būtų jisai tiesiog ant balto siūlo. Štai. Ir toliau mezgu baltas akis iki sekančios žalios akies. Prisimezgiau. Čia mūsų siūlas jau matot, užfiksuotas, jau jisai niekur nepabėgs. Čia jisai jau yra fiksuotas. Išmezgam žalią akį ir vėl mūsų žalia, mūsų balta. Imam žalią, dedam ant baltos tiesiog. Galim prisilaikyti su pirštais išvirkščioj pusėje. Kaip jau jums patinka. Ir vėl
mezgam toliau iki sekančios žalios akies. Ir vėl turim fiksuoti. Išsimezgam žalią akį baltų siūlų, nes pagal schemą mums taip reikia. Ir vėl darom tą patį. Va, žalias siūlas, baltas siūlas, ane? Žalia ant balto. Ir toliau mezgamės iki sekančios žalios akies. Va. Ir pasižiūrim iš virkščioj pusėj, kad pas mus niekas nebūtų pertempta. Geriau jau tie keli siūlai pakabos, negu kad jie bus pertempti. Patikėkit manim. Ir ką aš matau, kad dabar sekanti žalia akis, jau aš turiu išsimegzti ją žalių siūlų. Va, žalias baltas, susirandam žalią, prasitempiam akis, išmezgam žalią. Va, pasižiūrim, ar čia pas mus viskas gerai. Viskas gerai, tvarko, išsimezgim akį. Toliau pas mus planuose pagal schemą nebėra žalių akių, vadinasi šitose dviejose mes užsifiksuosim savo žalią siūlą. Ir mezgam 1, 2, 3, 4, išsimezgam 5 žalią baltų siūlų, imam savo žalią siūlą, dedam jį ant balto, toliau mezgam iki sekančio. Nu, va, matot, jisai gali išlysti. Nieko tokio. Tiesiog patempkit iš virščios pusės ir jisai grįš į savo vietą. 1, 2, 3. Paskutinė mūsų žalia. Dedam, va taip pat, siūlą savo. Ir dabar jau persiverčiam megzti toliau. Sekantį savo virbalą. Painiojam siūlus visus, kad nebūtų pas mus persipainioja viskas, va, kaip kad pas mane dabar. Ir dabar žiūrime toliau. Vėl pas mus, matot, pirma akis, fiksuosim savo baltą siūlą. Nepamirštam, kad šičia, pačiam gale mes fiksuojam siūlą, kad šitas žalias turi eiti ant balto. Vat, šitaip, matot? Štai ir imam baltą siūlą ir mezgam iki sekančios žalios akies. Išsimezgam tą žalią akį. Turbūt matėt, kad mano va šita paskutinė žalia akis, jinai yra laisva. Ir nieko tokio, nes jinai turi laisvės, matot, va čia. Viską mes galim patempimu susireguliuoti. Štai, išsimezgam žalią akį, susirandam, kur mūsų žalias siūlas yra. Užmetam ant balto, jį fiksuojam ir mezgam iki sekančios žalios akies. O mūsų sekantis, vat, yra jau mes turim išmegzti žalių siūlų. Bet prieš tai pasitikrinam, ar tikrai pas mus čia niekas nesutempta ir nepertempta. Vat, pasitikrinom ir susirandam žalią siūlą ir išsimezgam žalią akį. Ir dabar vėl 1, 2, 3 žalios sekančios akys, kur mes fiksuosim siūlą. Išsimezgim 3, išsimezgam žalią akį, žalią siūlą ant balto, išsimezgam toliau iki sekančios žalios akies, išsimezgiam. Vėl žalias siūlas ant balto, mezgam toliau. Įsimezgam sekančią žalią akį ir vėl fiksuojam žalią ant balto. 1, 2, 3, 4. Ir čia, jeigu jau neklystų pagal schemą, kuri pas mus visą laiką užsidengia, mes turim išsimegzti vieną žalią akį žalių siūlų. Pratempiam ir išsimezgam tą vieną akį žalių siūlų. Ir viskas. Ir toliau čia jau pas mus 1, 2, kur mes fiksuosim savo siūlus.
išsimezgam žalią ant balto, ane, kaip kad pasakojau, išsimezgam toliau, išsimezgam paskutinę ir paskui jau mes ją užsifiksuosim prieš išmegzdami pirmą sekančios eilės akį. Matot, kas darosi su siūlais. Atsipainiojam siūlus ir mezgam trečią eilę. Gerai, siūlus aš atsipainiojau, pasižymiu, kad mes išmezgėm antrą eilę ir dabar trečia eilė pas mus bus lengva eilė. Taip ir megsim, žinokit, vieną sunkesnę, vieną lengvesnę eilę. Paskui jau tenai, kai prasidės pati eglutė, bus tikrai jau nesunkios eilės, kur nebus nei siūlų fiksavimo, nei nieko. Tai va, dabar taip, kaip aš sakiau, mes nepamirštam, kad šičia mes turim fiksuoti savo paskutinę mūsų akis, tai va tą žalią ant balto užmetam, ane? Ir pirmą akį jau mes išsimezgame taip, lyg mes, žodžiu, fiksuotumėm tą žalią siūlą. Ir kaip aš sakiau, pasižiūrim, kad nebūtų niekas pertempta. Jeigu reikia, praskirkit akis, pratemkit, be baimės tikrai. Tai va. Ir žiūrim dabar trečia eilė, mūsų antra akis yra žalios spalvos. Susirandam žalią siūlą, išmezgam akį žalią. Toliau 1, 2, 3, 4 eina baltos akys. Taip, žalią išmezgiam, susirandam baltą siūlą ir išmezgam 1, 2, 3, 4. Čia mūsų vis dar ta nefiksuota akis, kur mes pačią pirmąją išsimezgėm. Viskas su ja gerai, kai patempi siūlą. Paskui, kai slėpsim siūlą, susitvarkysim viską. Ir dabar sekančios 1, 2, 3 eina žalių siūlų. Bet mes čia turim 4 akis. Tai vadinasi, imam baltas šitą žalią siūlą, prasiskiriam šiek tiek akis, štai taip, ir išmezgam pirmą akį ir pasižiūrim iš virkščioj pusėj, ką mes turim. Ar pakankamas siūlas, ar nepakankamas. Galit čiučiutuką patempti. Taip, antra ir trečia. Išmezgim. Taip, toliau ką mes turim? 4 baltos akys, 1 žalia. Metam velnioptą. Sakau, kad nesikeistų tarpusavy siūlai. Numetam žalią, pasiemam baltą. 1, 2, 3, 4. Ne? Išsimezgim. Sekanti mūsų yra žalios spalvos. Vat. Imam ir mezgam žalios spalvos akį. Ir iš virkščioj pusėje pasižiūrim, ar siūlas mūsų yra pakankamas. Toliau, ką mes turime megzti? Toliau turime megzti taip 1, 2, 3 baltos, 1 žalia. Vėlgi, mūsų viena palei kitą eina tos. Imam baltą siūlą. Išmezgam 1, 2, 3. Ane? Praskiriam. Tas jau turi pas jūs instinktas praskirti akis prieš keičiant spalvą būti. Imam žalią siūlą, išmezgam 1 žalią akį. Toliau pas mus eina 5 baltos akys. Tai dabar yra jūsų nuožiūra. Galite taip, 2 megzti, trečioj fiksuoti žalią, vėl 2 megzti. Arba galit, jeigu jau turit pakankamai drąsos, megzti visas 5 baltas akis. Aš siūlau dar pradžioj pasifiksuojam. 2, trečioj fiksuojam ir vėl 2. Žiūrėkit. 1, 2, 3 baltos. Tada žalia ant baltos. Sekančias 2 išsimezgam baltą spalvą. Susirandam savo žalią siūlą ir pas mus sekančios 3 jau eina žalios. Ir pas mus 1, 2, 3, 4, 5 baltos jau yra išmegztos. Ir išmezgam 1, 2, 3 žalias akis. Ane? Tai vat. Taip. Dabar toliau pas mus seka vėl 5 baltos akys. Tai dar šio eilėje irgi dar siūlau, irgi vėl dar kartą pasifiksuoti tą žalią siūlą. Mezgam taip. 1, 2, 3. Užmetam žalią ant balto.
galit prisilaikyti išvirkščioj pusėj, kad jis niekur neišlįstų. Išmezgat 2. Tada pas mus liko pagal schemą 1 žalia ir 2 baltos. Štai, 1 žalia, ane? Galim pasitempti šiek tiek, siūlus pasireguliuoti ir 2 baltos akys. 1, 2. Štai, išmezgiam 3 eilės 1 virbalą. Apsisukam. Matot, išvirkščioj pusėje atrodo jovalas, bet, kaip sako, be jovalo nebus tvarkos. Siūlas mūsų jau pakankamai susipainios, galite atpainiot, galite tiesiog įkišti taip siūlo, tą pirštą tarp siūlų ir nuvyti šiek tiek tą susipainiojimą ir atsipainiosit paskui jau eilės pradžioj. Tai ką, ir vėl žiūrim sekantis mūsų virbalas nuo pirmos akies. 1 balta akis. Štai taip. 1 balta akis. Ir dabar 1 žalia akis. Bet mūsų žalias siūlas dar yra pasilikęs ant ano virbalo. Prisimenate, ką sakiau? Išmezgam 1 žalią tą akį, kur priklauso. Ir ką padarom? Pasižiūrime. Ar mūsų siūlo ilgis yra pakankamas? Kad nebūtų pertemptas. Šitoj vietoj aš visada siūlau šiek tiek. 3 mm. Patempkit bent jau siūlą. Išmezgiam. Dabar sekančios pas mus eina 4 baltos akys, ane? Pagal schemą. 1, 2, 3, 4. Tada 3 žalios akys. Paėmėm žalią siūlą. Ir mezgam 1 akį ir pasižiūrim, ar pakankamas siūlo kiekis yra 4 akim. Čiučiutuką. Ir sekančias 2 išsimezgu, kad būtų 3 akys. Tada pas mus eina vėl sekančios 4 baltos akys. Irgi vėl galite pirmą išsimezgat baltą ir pasižiūrit, nes dabar baltas mūsų eina per 3 žalias akis išvirkščioj pusėje. Lygiai taip pat galite patempti čiučiutuką, kad tas pertempimas būtų pakankamas. 2, 3, 4. Dabar 1 žalia. 1 žalia. Pratempiam ir žiūrim, ar mūsų siūlas yra pakankamas. Sekančios pas mus 3 baltos. Taip. Ir vėl 1 žalia. Štai. Tada eina 5 baltos. Vėlgi jūsų pasirinkimas. Arba mezgat 5, arba išsimezgat 3. Žalią siūlą ant balto, išsimezgat sekančias 2. Matot, trupus miltai siūlas, kaip susipainiojęs. Bet kažkaip dar iki eilės pabaigos, žinokit, išmegsiu. Pratempsiu aš jį. Ropus miltai. Taip, išmezgim 5, vadinasi 3 pas mus pagal schemą eina žalios akys. 1. Pasižiūrim, ar nėra čia kokių pertemptų baisybių kažkokių. 2, 3. Ir toliau vėl 5 baltos akys. 1, 2, 3. Siūlau dar fiksuoti, ant balto siūlo. 1, 2. Turim 5 išmegztas baltas. 1 pas mus eina žalia, pasižiūrim, ar viskas tvarkoj, ir 2 baltos akys. 3 eilės, draugai mano, išsimezgėm kartu. Ko gero, paaiškinau visus sunkiausius, sudėtingiausius momentus. Jau matau, čia kažkur buvau užkabinus ne už to siūlo. Užsipašiojo siūlas mano išvirkščioj pusėje, bet nieko tokio. Tai vat.
mūsų žakardas jau kaip ir pradeda po šiek tiek ryškėti. Aišku, dar tik tai eglutės pradžia pati, bet dabar pažiūrim kartu į schemą. Pasižymiu, kad mes trečią eilę su jumis išsimezgėm. Ir dabar taip. Sekanti eilė bus ta mūsų, matot, sudėtingesnė, bet visada turėkit minty, kad šitie taškeliai, padriki, jie atrodo tikrai padriki, kaip sniegelis, kaip dar kažkas, bet jie tam ir yra sudėti, kad čia yra prieš tai buvusio eilėje jūsų siūlo fiksavimo vietai paruošti tie taškeliai. Nes jeigu žalia fiksuojat ant balto, yra tikimybė, kad gali kartais prasišviesti, bet čia yra tas būdas, kuriuo labai retai, kada nebent labai laisvai mezgat, tada taip. Tai po to žiūrim, ką mes čia turim toliau. Paskui, matot, tarkim, 6 eilėje, pažiūrėkit savo schemoje, turim, tarkim, žalius eina 7 akys, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tai aš siūlau irgi 3 žalias išsimezgam 4 žalę, užfiksuojam baltą, tada jau siūlą ant žalio ir išsimezgam sekančias 3. Irgi, kad nebūtų tų tokių pertempimų. Ką aš noriu pasakyti, jeigu aš atrasiu, pavyzdžiui, šitoje kojinėje, kur yra fiksuotas, tarkim, žalias siūlas. Čia bus štai mūsų eglutė ir čia galimai gali būti, kad čia bus, štai šita eilė, matot, baltas pertempimas, fiksavimas, baltas pertempimas. Tai žodžiu, tikrai nebijokit, pasukit galvą, pagal tai, ką aš jums parodžiau, kaip žodžiu, pertempti, kaip pažiūrėti, ar ne per trumpas siūlas paliktas, kaip šitose sunkesnėse eilėse pasidėti, žodžiu, tą fiksuoti siūlą ant to žalio langučio. Tai aš manau, kad tikrai iš po lėto neskubant galit nusimegzti šitą žakardinę schemą pačios. Tikrai, jeigu kils kažkokių klausimų, jeigu yra kažkoks momentas, apie kurį aš nepagalvau, nes, gal man tai atrodo, žinot, savaime suprantama, bet jums neaišku, parašykit, išsilukštensim kartu. Ir dabar, taip, išsimezgam eglutės, tada išsimezgam pagal schemą 4 baltas eilės, baltų siūlo, ne? Čia 23, 24, 25, 26. Ir tada jungsim raudoną siūlą ir parodysiu, kaip megzti šitus dryželius raudonai baltus, kad nebūtų laiptelio. Aišku, negalim sakyti, kad čia jau visai viskas gerai tobula, bet gali būti, patikėkit manim, blogiau, jeigu nepadarysit vieno mažo dalykėlio. Aš jį jums parodysiu, bet aš turiu pradžiai pati išsimegzti žakardą savarankiškai kartu, mintimis su jumis aš mezgu. Sakau, jeigu yra klausimų, nesidrovit, rašot. Atsakysiu tikrai, ar papildomai kažką nufilmuosiu ir parodysiu. Tai sėkmės mezgant ir susitinkam čia, 27 eilės pradžioje. Tai prisipažinkit, kaip jūs ten gyvos klausykit. Ir prisipažinkit dar vieną dalyką. Ar nors kartelį susikeikit. Parašykit man komentaruose, bus labai smalsu. Tai ką, eglutės pas mane jau yra išmegztos, kaip galite matyti. Aišku, dabar matosi, tų, kur didesni balti plotai, tokie lyg patamsėjimai, bet išsiskalbus truputėlį vaizdas sulygės, pagražės. Ir ką, dabar pas mus yra dryželių sekcija, kulnas, pėdos dalis ir pirštai. Tai šiame video mes mezgam iki kulno platinimų ir paskui antroj daly šitų kojinių mes pradėsim formuoti kulną. Tik aš noriu jums parodyti vieną mažą dalyką, kaip reikia megzti, išvengiant šitų laiptelių. Štai, žiūrėkit, išmezgat vieną eilę geromis akimis raudonų siūlų. Pirma eilė mano yra išmegzta, kaip ir dabar pagal planą jau turėčiau megzti antrą, trečią ir taip toliau panašytas eilės. Bet tam, kad mes išvengtume spalvos to perėjimo laiptelio, mes turim padaryti vieną dalyką su pačia pirma eilės akimi. Ir žiūrėkit, čia yra mūsų pirma
naujos eilės pradžia. Tai ką mes darom? Šitą pirmą akį mes išmezgam kartu su dešinė prieš tai buvusios eilės akies dalim. Jeigu čia imtume taip užkabintume abidvi, tai mum yra reikalinga tik tai dešinė akies sienelė. Štai, pakeliam ją virbalu, užsidedam ant virbalo ir išmezgam kartu. Ir patempiam siūlą gerokai. Ir viskas. Ir mezgame tiek eilių, kiek matote schemoje. Lygiai taip pat su pirma akim pasidarykite ir kai megsite baltą dryželį. Pirmą eilę išmezgat ir antros eilės pirmą akį, tik bus jau raudonos pirmos akies dešinė sienelė. Pasikeliat ir sumezgat. Ir galėsit būti garantuotos, kad nebus labai žymus tas mūsų spalvų toksai štai perėjimas. Tai dabar pakalbam, kiek mes turim numegzti, iki kol pradėsime formuoti kulną. Žiūrėkit, tik pasakau, kad jeigu kartais nesispausdinsit ar schemos ar dar kažką, raudoną spalvą mezgam 4 eilės, baltą spalvą mezgam 5 eilės. Ir taip keičiam, kas tas kelias eilės, žodžiu, šitas spalvas, ne? Dabar taip, aš savo kojiniai konkrečiai mezgiau taip. Mano platinimas yra pradėtas štai šitame baltame ruoželėje. Tai vadinasi, aš išsimezgiau 1, 2, 3 pilnas juostelės raudonas spalva ir baltos spalvos, man rodos dabar bijau suklysti, antroje eilėje pradėjau jau platinimus kulnui. Tai aš manau, kad jūs tiesiog nuspręskit savo nuožiūrą, kiek jūs, kokio ilgio norit kojinės, nes mezgamės visi skirtingai, iš skirtingų siūlų, mūsų tankiai skirtingi ir taip toliau ir panašiai. Tai aš vėl eisiu tuo pačiu keliu, išsimezgu 3 raudonas juosteles, papildomai dar išsimezgu 1 arba 2 eilės, dabar jau nebeatsimenu, turiu pažiūrėti į užrašus. Ir bet kokiu atveju susitinkam, kai busim išmezgę tiek šitų raudonų eilučių, kiek jūs norit pagal būsimą jūsų kojinės ilgį. Tai sėkmės, manau, sekantis video išeis kitos savaitės pradžioj. Linkiu sėkmės, kantrybės mezgant šitas eglutes. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki sekančio video.